Labas, tai atsakau į patį populiariausią klausimą kalėdiniu laikotarpiu, kokiegi kristalai tinka jūsų draugams, mylimiesiems, antroms pusėm. Šiandieną kalbėsime apie vyrus. Dauguma šių kristalų be abejo tinka ir vaikams, bet ne visi. Vaikams yra atskiras video, o šiandieną aptarsime vyrams tinkančius kristalus. Tai pritarčiau jums ir tikrai rekomenduoju, nes tai yra ilga amžių dovana. Aukščiausios kokybės, nepadirbiniai, grynas, tikras akmuo, kristalas, mineralas, keičiantis gyvenimą. Ne veltui Mėnulio magija 777 šūkis yra Mėnulio magija tavo naujai pradžiai. Tai pradėkime. Pats pirmiausias, pats svarbiausias, pats mylimiausias apskritai visame pasaulyje ir mūsų vyrų pasaulyje tai yra citrino akmuo. Štai čia matote bokštelį, keli dar likę elektroniniai parduotuviai. Ant mano rankos taipogi yra citrinas, tik jau didelis 10 mm, čia yra 8 mm. Tai pagrindinis vyrų numylėtinis. Kodėl? Citrinas tai yra gausos, pinigų, turto, sėkmės, pasitikėjimo savimi, karjeros, papildomo darbo, savirealizacijos akmuo. Dėl to jį taip myli tiek moteris, tiek vyrai, nes tai yra pagrindinės mūsų gyvenimui reikalingiausias savybės. Tai šis mokys mus ne tik įgyti turtą, bet ir protingai leisti pinigus bei jį valdyti. Tai šis numeris 1. Toliau vyrų mylimukas ir iš tiesų naudingas yra štai šis tigro akis. Jisai padeda susikoncentruoti, susikaupti, išlaikyti aštrų protą, ypatingai kai yra sutarčių pasirašymas, priimami sprendimai. Taipogi tinka ir vaikams bei paaugliams, egzaminų metu, kai reikia susikaupti, testų metu, mokymuisi. Tai šis numeris 2. Toliau pats mėgstamiausias yra turmalinas šerlas, tai yra apsaugos kristalas, neprarasti savo turto gausos, nuo įvairiausių nužiūrėjimų, žinot, kartais, vis tiek gyvenime visko būna, vyrai nori jausti saugiai. Taipogi tai yra įsižeminimas, ar ne? Mes moteris labai dažnai atliekame kažkokias praktikas, vyrai žymiai rečiau. Tai puikus akmuo yra įsižeminimui, taipogi rasite turmalino šerlo gabalėlių elektroniniai parduotuviai taipogi. Čia, ką matote iš apyrankių, elektroniniai parduotuviai yra analogiškai tiek apyrankės, tiek įvairiausi kristalų gabalėliai, sferos ir bokšteliai. Sekantis mūsų apsaugos kristalas yra labradoritas, labai mūsų mylimas, nuostabiai gražus. Taipogi apsaugoti savo šeimą, apsaugoti savo turtą, ar ne? Savo verslą, savo svajones, saugo net nuo magijos, taipogi, kas dažnai keliaujate, labai rekomenduoju turėti jį pas save. Taipogi tiem žmonėms, kurie labai dažnai ir daug dirba su kitais žmonėmis. Per dieną sulaukiame įvairiausių energijų. Atrodo, taip skubu pasakyti viską, bet video jau užsiplėtė, tai pasistengsiu kuo trumpiau. Jūs tiesiog parodykite šį video savo vyrams, arba padarykite print screeną, arba pajauskite pačios, kuris manote, kad jam patiktų labiausiai, ar ne? Kiekvienas kristalas bus įkrautas jam asmeniškai su meditacija. Ar tai bus apyrankė, ar tai bus mineralo gabalėlis. Šis karališkasis lazuritas labai mylimas, tai yra dvasinės karalystės valdovas, bet tuo pačiu labai daug kas telpa jame viename. Tai yra ir džiaugsmas, ir sėkmė, ir motyvacija, ir laimė, ir bendraminčiai, ir naujas etapas. Tai yra puikus karališkasis mūsų grožio etalonas. Toliau yra tikrasis Kinijos žadėjitas. Irgi sėkmė, gerovė, ilgaamžiškumas, nuostabus akmuo, labai mylimas tiek moterų, tiek vyrų. Saulės akmuo, čia papuošimukus nežiūrėkite, jų gali ir nebūti. Pasitikėjimui, motyvacijai, drąsui, įkvėpimui, ar ne? Ilgalaikė sėkmė. Va šis tai yra vienas irgi pinigų akmenų, kuris garantuoja ilgalaikę stiprią sėkmę. Šis irgi yra populiarumas, daug naujų kontaktų, daug veiklumo, daug užsiėmimų, taipogi žemiškoji meilė. Čia yra labai gerai. Tie, kas dirba su įvairia elektronika ir technika, taip pat yra gyduolis nuo įvairiausių fizinių ir dvasinių ligų, taipogi padeda susikoncentruoti. Na ir jau paskutiniai, žinoma, yra jų daugiau, bet rodo jums tokius favoritus vyrų. Šis galbūt ryškokas, bet tiem, kam trūksta pasitikėjimo ar tokio lengvo spyrį užpakaliuką, siekti savo svajonę, eiti, daryti, kurti,
Tie, kurie žengia žingsnį į priekį ir 3 žingsnius atgal. Šitas yra nuostabus mūsų draugas, taipogi komunikacijai. Šis toks tamsiai mėlynas, tarytum mėlynė, sakyčiau, taipogi yra ilgalaikė sėkmė, mokėjimas elgtis ir valdyti pinigus. Tamsiai mėlynas. Čia yra mūsų aistros kristalas, tie, kurie ieško antrosios pusės, ar ne, net jeigu turite antrąją pusę, iš naujo santykiuose įžiebia aistrą. Tai šį akmenį poros labai dažnai užsisako kartu ir nešioja kartu. Iš jo gaminami nuo senų senovės meilės amuletai, taipogi tai yra vaisingumas, potencija, džiaugsmas, motyvacija ir įkvėpimas. Na ir paskutinį pasilikau tokį jau ekstremalų, sakyčiau. Tie, kurie galbūt yra pastrigę gyvenime, jūsų vyrai ir jūsų draugai, ar ne, arba tiesiog draugai, nebūtinai gyvenimo palydovai, ar vaikystės draugai, kurie užstrigę gyvenime, kurie neranda kelio, tako, galbūt turi priklausomybių, ar ne, negali pakelti užpakaliuko nuo sofos, labai rekomenduočiau štai šį. Aišku, yra ir lengvesnių variantų, bet šį taipogi labai rekomenduoju. Pasitikėjimui, drąsiai, lyderių akmuo, taipogi ir šis yra lyderystės akmuo. Nebūtina tapti lyderiu, ar ne, tiesiog jisai skatins jumise tas savybės, kurias turi lyderiai. Išmoksite pasakyti ne, pasitikėti savimi. Aišku, šitas duoda labai gerai per užpakaliuką ir pritraukia pokyčių, bet kartais gyvenime reikia ir tokiu atveju. Tai labai kviečiu pasidaryti print screeną arba iš pavadinimo parašyti man arba keliauti tiesiog į Mėnulio magija 777.lt elektroninę parduotuvę. Ten rasite daug įvairiausių gabalėlių, didelių, mažų, drūzų, pakabukų, apyrankių ir visko. Ten yra daugiau negu 300 kristalų. Na, o jeigu turite klausimų, tai drąsiai rašykite. Facebookas, Instagramas, visur mane rasite tuo pačiu vardu. Tai laukiu jūsų žinučių, paskubėkite iki Kalėdų išrinkti vertingą ir gyvenimą keičiančią dovaną, kuri bus įkrauta jums asmeniškai su meditacija. Dėl ko 2-3 mėnesius mes savo kristalų nevalome, tik po 2-3 mėnesių. Taipogi jūs siuntinukė gausite visą reikalingą informaciją, va štai šis beje irgi yra vienas pinigų akmenų, kuriuos myli vyrai. Visą informaciją jūs gausite savo siuntinukė apie akmenį, kurį išsirinkote, taipogi apie kristalų valymo būdus. Ir po keletas mėnesių lauksiu jūsų atsiliepimų bei istorijų, nes šie kristalai visada keičia jūsų gyvenimus, be abejo į gerą, tai vyksta jūsų augimas ir nuostabus pokyčiai ne tik žemiškam gyvenime, bet ir dvasiniam gyvenime, mintise, sieloje, emocijose, dėl to šios vadinu stebuklingais. Tai iki pasimatymo, užduokite klausimus, atsakysiu video formatu. Labai dėkoju iš anksto už follow, už tai, kad paspaudėte štai čia viršuje širdelę ir už jūsų komentarus. Parašykite, kuris patiko labiausiai ir palepinkite savo vyrus. Mylimuosius draugus, jie bus ilgai jums dėkingi, nes tai yra ilgaamžė ir labai vertinga dovana.